Nemedikamentinis gydymas, relaksacijos terapija pagyvenusio amžiaus žmonėms. Šluosiu nuo 0 iki 5. Kaskart, kai tarsiu skaičių, vis labiau ir labiau atsibusite. 0. 1. 2. Akys atsimerkia. Palaipsniui pamažu bundate. 3. 4. Pavyko biškės. Pavyko truputį. Labai. Man labai pasidarė sunkios. Kaip mielai ošia tas vandenynas. Šiaip prieš valandą pasivaikšto Palangoj. Ir visur, kur yra buvę, prisimenu. Buvo kokių minčių, kažko tokio ar visai. Minčių nebuvo, bet tas smėlis, tos Matėte žiedas, visą. aš mačiau jūrą. Kadangi čia viskas kaip su jūra surišta. Taip. Atliekami relaksacija, yra dirbama su dienos centru, su krizių centru, su tais pačiais senelių namų gyventojais. Tiesiog žmonės atsipalaiduoja, ta būsena yra turbūt tarp miego ir budrumo. Kaip pasakyti, nukrenta ir kraujospūdis yra mažinimas tokiais būdais ir veikia raminančiai, miegui turi didelės įtakos. Ateina žmonės kartais ir kažko tai, po kažkokių tai stresų, ar neišsimiegoja, ar tarpusavy kažkokie konfliktai. Ir dažniausia visą tai iš tikrųjų turi didelės reikšmės ir teigiamos įtakos ir pozityviam mąstymui, ir atsipalaidavimui, ir sveikatai.